Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Vasara vestuvių metas. Šiuo laikotarpiu darbo netrūksta civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojams. Alytuje santuokos registruojamos Alytaus rajono savivaldybės ir Rotušės pastate. Tiesa, jau daugelį metų susiduriama su problema. Darbo dienomis čia vyksta posėdžiai, o penktadienio vakarą tenka išnešti dalį stalų ir tokiu būdu posėdžių salė virsta santuokų sale. Kad miestui reikia spręsti šią problemą, sutinka ir Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius. Šiaip tai situacija nenormali, jau eilę metų miesto savivaldybė neturi pastovių santuokos rūmų ir naudojasi bendromis patalpomis, kurios naudojamos ir kitoms miesto reikmėms. Ten priiminėjami svečiai, vyksta įvairūs pasitarimai. Ir tuo pačiu vyksta santuokos. Tai praktiškai santuokų dieną baldai išnešami, po to vėl įnešami. Ir tai trukdosi tiek vieniems, tiek kitiems. Naujasis Alytaus miesto meras sako, jog vyksta dėrybos su Alytaus rajono savivaldybė. Jeigu vadovams pavyks susitarti, jau nuo kitų metų jaunieji bus tuokiami Alytaus rajono savivaldybės santuokų salėje. Kitas sprendimo būdas, mes galvojame, kad galbūt vertėtų paieškoti tam tinkamas patalpas, kuriomis disponuoja miesto savivaldybė, jas atremontuoti ir padaryti būtent santuokų rūmus. Ir trečias galimas sprendimo būdas, tai mes tikimės, kad pavyks atgaivinti dabartinius pastato griaučius, kurie stovi šalia miesto savivaldybės. Tai kol kas yra tokie 3 galimi sprendimo būdai, bet kad situacija šiai dienai yra nenormali, tai faktas. Skelbiami vyru ir žmona. Pernai Alytuje susituokė 386 poros. Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja prisimena 91-uosius. Tais metais teko sutuokti kone 3 kart daugiau – 900 porų. Nuo 2009 metų jaunieji gali pasirinkti, kurių santuoka bus užregistruota. Tačiau ši paslauga Alytuje nėra populiari. Nėra populiaru Alytaus mieste tos kitos pasirinktos vietos. Galbūt įtakoja tai, kad mes galim tuokti jaunavedžių pasirinktoje vietoje tik tai savo savivaldybės teritorijoje. Jaunavedžiai tokių kažkokių kosminių prašymų neturi, pajuokaudami, aišku, kartais pasako, kad norėtume oro balione susituokti, bet tokio tikro pageidavimo taip ir nepareiškia. Vasarą darbo netrūksta ir vestuvių industrijos atstovams, nuo muzikantų ir fotografų iki vestuvių planuotojų, kurie gali surengti jums šventę, o jums tektų tik už visą tai sumokėti. Kainos taip pat įvairios. Vasarą pasikviesti muzikantus atsieis apie 500 eurų, fotografo ar operatoriaus kaina taip pat apie 500. Vestuvių planuotojai teigia, kad prabangioms vestuvėms surengti prireiks 15 000 eurų. Tačiau galima ir patiems imtis organizuoti ar pasitelkti draugus, kurie padėtų surengti šventę. Tokiu atveju būtų galima sutaupyti. Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau, kadaise abu kartu. Žinoma, nėra lengva, bet turim labai gerų draugų, turim artimų, kurie mums padeda. Tai nebuvo ir sudėtinga. Sunkiausia, manau, gal buvo įsirinkti tikslę datą. Galima ir Lietuvoje įsikelti savo gana nemažas vestuves. Gal galėtumėte įvardinti sumą? Gal apseisim be šito. Nelabai. Apseisim be šito. Vieni pirmųjų Alytuje limuzinus nuomoti pradėję verslininkai sako, jog šios transporto priemonės vis dar madingos, tik krizės laikotarpiu užsakymų būta kiek mažiau. Krizės laikė buvo sumažėję labai stipriai, sumažėjo užsakymai, o dabar kažkaip atsigavom, jau dabar trupučiuką juda. Limuzinų kainos yra įvairios, priklauso kiek vietų, mes turim 10, 14 ir 22 vietų limuzinus. Tai pagal kainą 10 vietų valandą grubiai kalbant 40 eurų,
14 vietų 45, o 20 vietų 60 eurų. Bet čia vėl priklauso, jeigu daug valandų darom nuolaidas. Limuzinas ne tik atkreipia dėmesį, tačiau turi ir kitų privalumų. Čia gali patogiai jaustis visas būrys draugų, kartu važiuoti su jaunaisiais ar tiesiog gerai leisti laiką kartu. Limuzinus nuomojantys verslininkai sako, jog labiausiai jaunimas šėlsta per mergvakarius. Į kokia kompanija bebūtų, jinai vis tiek yra maloni, mes taip nusiteikėm, o dėl linksmumo, tai iš tikrųjų tai mergvakariai linksmiau, kažkaip jos susiorganizuoja labiau merginos. Vaikinai tai dažniausiai alkoholis, o tas alkoholis, aišku, toks juos padaro tokius neįdomius, o merginos ten scenarius, tai nuvažiuoja, ten priesaikas duoda, ten visokius vaidinimai, drabužiai, kažkaip, įdomiau biškai merginos, daugiau kūrybos įdeda. Bėgu vėl, privalau suspėt, šokiai vėl. Labai svarbu pasikviesti ir tinkamus muzikantus, kitaip šventė gali būti sugadinta, tad jaunieji domisi, kokio žanro kūrinius gali atlikti muzikantai. Pastebima, jog keičiasi ir muzikinis supratimas. Kelias į žvaigždės hitus keičia džiazas ir kita kokybiškesnė muzika. Anksčiau kažkaip mažiau dėl dainų tardavosi, dabar jau jie klausia, kokias dainas dainuojat, jiem parodyti maždaug YouTube'ai dar kažkur pamatyti jiem reikia. Jie, aišku, pasiklausinėja, kas per muzikantai apsiskaito, kas tu per vienas. Jau dabar daugiau reikalauja jaunieji, dabar jie išpruso, aš manau, jie ir muziką renkasi. Dainuoja angliškai, rusiškai, tik lietuviškai, vedimą domisi, žaidimus vedinė vedi. Sinatra, supranta, tokius jau grandus pasaulinius, kur anksčiau sakytų, čia liūdna, kad čia dainuoja, kad čia man daug greitesnės muzikos. Civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis Lietuvoje daugėja ir mišrių santuokų. Alytiškės daugiausiai išteka už vakariečių, tačiau paskutiniu metu pasitaiko santuokų ir su egzotiškų šalių piliečiais. Tuo tarpu vyrai daugiausiai renkasi baltarusės ir ukrainietės. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.